Sveiki! Šiandien pakviesime pažiūrėti, kaip tvarkomos istorinės Vilniaus žaliosios erdvės. Bet apie tai antrajame laidos puslapyje. O dabar keliaukime į Trakų miškus kartu su žurnalistų grupe ir miškininkais. Tai užsisėja pirmiausiai beržų, taip užsisėja tie laukai, net gaila. Geriausios žemės. Taip. Ir kaip šepetyt, tankumas didžiulis. O ne beržų, tas beržas paruošia sukcesiai kitai ekosistemai ir reiškia paruošia tą visą medžiagą kitiem. Jos paskui greit auga. Gerai, o sakykime, na čia irgi pušis, kokia tos pušies perspektyva čia? Kaip kultūros. Beržas su pušim šiaip nelabai gerai sugyvena. Jeigu gojelis, kažkokį palikti gojelį, atskirą kaip tokį, tai sėkmingai augtų ir toliau. Trakų miškų urėdijų aplamai yra patys našiausi. Nu, taip, čia. Našumas didžiausias yra, ir tankumas, ir tūris didžiausias, iki 500 kubų hektarė būna. Ta įvairovė, visa gamta ir gyva, ir pats tas miškas, tai turėtume stalą, tai žinoma, tada ir galvotume apie monokultūras, čia šitoj plokštumoj tas. Čia monokultūros nėra džiaugsmas, tikrai nėra džiaugsmas. Lenkų miškininkai, kurie ten tokiam druskininkų tipo tokiuose smėlynuose, stengiasi, kad tik tai bekišti. Mes sako, nesvarbu, ar čia žoliuką mes, kad tik tai tam paukščiukai kokiam ornitorinių krūmų prikiša. Bėga nuo to monokultūrų, tai ir gaisro pavojai, ir lygų pavojai iš karto. Bet man Vengrijoje teko matyti, kur jie pasodinę Robinijos, baltažiedžio vikmečio miškus, jūs sunku įsivaizduoti. Žydėjimo metu ten turėtų daug medaus būti, bet tai, man, kaip pasako, čia yra mūsų miškas, man pasidaro truputį nejauku, nes, miškų nekvepia. Jiems taip, Rubinė, pavyzdžiui, Bulgarija žydi 3 kartus per metus. Plantacija, pavyzdžiui. Jie neduoda ne tik tai gerą medieną, jiems tas aktualu. Bet ar čia miškas? O Ispanijoje vėlgi miškas va toks. Taip. Jiems tai taip. Bet mums tai geriausias mūsų lietuviškas miškas. Va toks. Į tokį gražų, išsikerojusį rudeninį mišką žurnalistus pakvietė valstybinės miškų tarnybos ir aplinkos ministerijos specialistai, kad galėtų parodyti, kuo skiriasi savaiminis miškas nuo pasodinto. Ugdomieji kirtimai nuo sanitarinių, kaip atrodo repelentais išteptos pušelės ir kaip nustatyti medžio amžių. Savotiškų tarpininkų tarp miškininkų ir žurnalistų buvo rašytojas Selemonas Paltanavičius, dirbantis aplinkos ministerijoje gyvosios gamtos specialistu. Miškai, po kuriuos saulėtą rudens dieną klajojo gamta besidominčių žurnalistų grupė, privatūs, o ne valstybiniai miškai. Trakų miškų tarnybos miškininkai parinko tokius plotus, kuriuos galima pateikti kaip ūkininkavimo pavyzdį, nes viskas čia labai priklauso nuo konkretaus žmogaus, miško savininko. Tvarkingi miško savininkai, žinokit, ir laiku išauklėja, šviesinimus padaro ir aptepa repelentais. Nes nori turėti ateityje mišką, gerą, gražų mišką, jiems yra rūpestis, yra malonumas, jie džiaugiasi, kad turi, dažnai atvažiuoja, prižiūri tą mišką. Čia yra miško paskirties žemė, čia žmogus savo laiko iškirto plyną biržę, brandų mediną ir jis per 3 metus atkūrė ir dabar vėl augs pušynas, kaip ir buvo. Nes čia augavietė yra pušyno. Žmonės kartais klaidingai mąsto, kad miško savininkas gali daryti, ką panorėjęs. Net jeigu jis baigęs kirpėjų kursus ar universitete studijavęs kibernetiką. Miškas turi savo taisyklės. Jų nesilaikius, klaido žaidžia dešimtmečiais. Į pagalbą privačių miškų savininkams ateina būtent miškų tarnybos specialistai. Pirmiausia, miško tvarkos projektas, o tada jau galima žinoti, ką savam miške reikia ir galima daryti. Pasakojimą pradedame tarp žaliuojančių sodinukų. Randamės Žironių girininkijoje 117 kvartale. Ir esame atkurtame miško plote pušelėmis. Kaip matome, auga pušelės, išteptos repelentais. 3 metai kaip pasodinta. Tepama tik tai rudenį, žiemai. Kadangi atėjus pavasariui, žvėriui reikia maitintis. Ir jis ieško jaunų ūglių. Ir jeigu nebūtų repelentais ištepta, jam labai tinka tos viršūnėlės. Čia galbūt to šoninės šakelės ir bus nugraužtas, bet pušiai svarbu viršūnė. Į kitą metą vėl duos ūkį ir nueis.
Kiekvienas ūkininkas ir sodininkas mėgėjas žino, kad burokų lauką arba apsėsi, arba ne. Laukti, kad kitais metais iš sėklų patys burokai ar javai ataugs, labai jau optimistinis mąstymas būtų. Baigtųsi visai neoptimistiškai. Miškai tuo tarpu išties gali ir patys atsikurti. Miškotvarkos projekte buvo taip, reiškia plynas miško kirtimas ir miškotvarkos projekte atsispindėjo želdymas po plyno kirtimo. Tai reiškia, miško savininkas iškirto ir atkūrė šitą plotą. Kadangi pušeliam reikalinga šviesa, šviesinimai, tai pušelės kai ūgtelėjo, mato, čia daug drebulaičių iškirsta, yra beržiukų iškirsta, tai jos yra pionierinės rūšis, jos nereikalingos, o vėl stengiamasi suformuoti čia pušyną. Todėl pušys visus paliktos ir kur tuštumas atsirado, be abejo ir beržiukai palikti. Ir formuojama rūšinė sudėtis. Šitam plynam kirtime aš taip manau, kad šitos šakos bus panaudotos biokuro gamybai. Kadangi yra sukrautos į kroveles, čia tik reikia dabar technika, kad atvažiuotų jas, surinktų ir išvežtų. Kaip matome šitame sklype, čia buvo plyno kirtimo biržė, savininkas ar kirtėjas galėjo viską iškirsti, tačiau jis įsaugojo pomiškį galimai. Ir jeigu čia didelių vėjų nebus, nei nieko, šitos eglaitės sutvirtės ir bus miškas. Palikti storesni medžiai, nes kiekvienam kirtime plynam, vienam hektarui yra nuo 7 iki 10 medžių, reikia palikti storų brandžių. Tai būtent šitas dalykas čia yra padarytas. Tai 101 amžius, kai galima kirsti plynai. Bet, pavyzdžiui, antros grupės miškuose brandos pušys sulaukia 170 metų, skaitosi. Brandos amžių pasiekė. Tai Lentvario girininkijai Neries regioniniam parke derinau projektą, kur pušynų amžiui 170 metų. O šiaip teritorijoje turim 3 parkus, tai Aukštadvario regioninį parką ir Neries regioninį parką ir Trakų istorinį nacionalinį parką. Be to yra dar rajone draustiniai. Tai Ilgučių botaninis, Gėjaus telmologinis ir Taučionio geomorfologinis. Tai irgi ten yra antra miškų grupė, yra kirtimai mažesnės apimties, kitaip biški daromi. Jei žiūrėsime į tas trimetes pušaitės ar 5-mečius savaiminius beržiukus iki to kirtimo, oi kaip toli. Mišką reikia prižiūrėti, atlikti sanitarinius, šviesinamuosius, ugdomuosius kirtimus. Šitoje miško valdoje pagal miškotvarkos projektą daugiausiai yra suprojektuoti einamieji kirtimai. Čia yra tokios įskirtos ūkinės priemonės, kur miško savininkas atsiverčia, jis gauna lygiai tokį patį miškotvarkos projektą ir mato, ką jis gali daryti, kelintais metais, ką, o kada kirsti ir visai kitais jau pats pasirenka. Ar šiais metais, ar kitais, čia yra savininko reikalas. Ir daugiausia čia kirtimų yra einamųjų kirtimų. Ką reiškia einamieji kirtimai? Reiškia tankumas čia šito miško yra 0,9 skalsumas, kai kur vietomis ir vienetas. Ką reiškia skalsumas? Medžio lajų susvyrimo laipsnis arba skerspločio suma. Reiškia, jeigu lajos susivėrusius ir nėra prošvaisčių, jeigu taip paprastai pasakyti, tai skalsumas prilyginamas vienetai. O jeigu ten jis retesnis, tai prošvaistis matosi, visa kita, reiškia, skalsumas mažėja. Skalsumas vėl būna nuo 0,3 iki vieneto. Jeigu jis mažesnis kaip 0,3, jau kaip ir nesiskaito miškas, jau čia prastas miškas. Kai skalsumas vienetas, būtent šiuo atveju 0,9, jis reiškia yra jau per tankus. Beržiukai, kaip matote, kai kur aižo pušelio viršūnės ir be abejo lapuočius tokius reiktų išimti. Ir einamaisiais kirtimais formuojamas yra produktyvus medynas, atsparus medynas, reiškia vėjam, ligom, išimami patys paprasčiausi ir ploniausi, prasčiausi medžiai. Vienu žodžiu, einamųjų kirtimų tvarkai taip mišką, kad jis sulaukęs brandos būtų našiausias ir liktų patys gražiausi medžiai. O jeigu taip kalbėti apie kirtimo rūšis, tai yra retinimo ir einamieji kirtimai. Tai retinimo nuo 20 iki 40 metų ir nuo 40 iki brandos amžiaus yra einamieji kirtimai. Tai bet retinimo ir einamieji labai panašus. Tai tokie panašumų, tik skirtumas dėl amžiaus. Sanitarinį tai visais atvejais miško savininkas privalo sausuolius, virtuolius išvalyti, sutvarkyti, kad neplystų lygos, nepultų vabzdžiai, nes sanitariniai kirtimai galimi ir reikalingi, net nereikalingas savininkams mūsų leidimas kirsti mišką.
Jie šitą privalo atlikti ir be abejo tas dalykas vyksta, jie tvarkosi. Ypač man patinka, kai miškas netoli savininko namų, tai jis yra visai kitaip prižiūrimas. Ten kitos galimybės. Klaidinga yra manyti, kad gamta pati viską gali sutvarkyti. Žmogaus prižiūrimas miškas jau nėra natūrali gamta. Štai kas įvyksta, kai žmogus praleidžia laiką, kai jo rankos miško sklype būtinos. Miškas yra 700 metų, skalsumas buvo 0,9 ir buvo leista įsikirsti tai, ką pateikė specialistas atžymėjęs medžius kirtimui. Ir jeigu pasižiūrėsime į sandėlius medienos, tai ketvirtadalis medienos greičiausiai yra tokia supūvusi ir buvo išgriuvusi. Kadangi buvo šakninės pentainės židiniai, labai ilgai vyko privatizacija, faktiškai žmogus susigrąžino šitą mišką po 25 metų, tai nebuvo šeimininko ilgą laiką. Ir be abejo, normaliame miške, kur savininkai atsiėmė savo laiku ir prižiūri, šito nėra. Ir šita mediena greičiausiai bus skirta biokuro gamybai, nes malkomai bus greičiausiai nepanaudota. O dabar pažvelkime, kaip atrodo tas 101 metų miškas, kurį miškotvarkos specialistai jau vadina brandžiu ir leidžia kirsti. Jeigu yra centras, plus 5, 1, 2, 3, 3, 5. 40. 60. Tai čia 90 nuo 5 plus 5. 100 metų. Miškotvarka rodo 101. O, padarėm 101 paklaidą. Atvykom čia pasižiūrėti, kaip po kirtimo atrodo biržė, ar teisingai yra iškirsta ir norim įsitikinti, ar iš tikrųjų amžius yra toks, koks yra numatytas miškotvarkos projekte. Mes skaičiuojame amžių pagal kelmą. Kadangi medžių jau aplinkui jau nėra jau to amžiaus, tai vienintelė galimybė yra pasiskaičiuoti. Ir iš tikrųjų gana tiksliai tą galime padaryti. Tik nukirsto medžio metus galima suskaičiuoti, bet miškininkai turi metodą, kaip suskaičiuoti dar stovinčio ir augančio medžio amžių. Prieš pradedant šį tyrimą, Selemonas Paltanavičius skelbia totalizatorių, kas tiksliau atspės amžių. Kiek metų šitai pušiai? Jau šitai irgi tada bus 90. Kas daugiau? Šita sekvoja turi 67, ne, 77. 80 nebuvo. Tai Čia 60. Čia 60. gerai, Dalia 60, Raimonda 70. 25. Vacys 75. 77. Gerai. Sauliau, jūs 100 metų. 100 metų. Vidai. Pragręžus matysim. Gerai. Tada yra amžiaus grąžtas. Tiesiog važiuojam į mišką su savininku ar rengėjų miškotvarkos ir darom gręžimą. Aš gal pademonstruosiu ir paskaičiuojam, kiek metų būtent turi. Pasirinktinai kelis medžius pragręžiam, išmatuojam ir jeigu tą amžių atitinka, tai reiškia projektas eina į priekį. Gręžiama krūtinės aukštyje, taip apie 1,30 m aukštyje turėtų nuo kaklelio, reiškia medžio, šaknų kaklelio. Stengiamės pataikyti centrą. Kartais pakliūna, tada lengviau skaičiuoti. Tikslesnis skaičiavimas būna. O čia lengvai gręžiasi? Galėsi pabandyti duoti kitą medį. Sudėtingai. Nėra sunkiai. Nėra sunku. Net reikia medį. O. Panašiai čia ir centras kažkur turėjo būti. Dabar galėčiau duoti kažkam tai skaičiuoti. Kas mokat geriausiai skaičiuoti, nes labai detaliai, ne.
Na, skaičiuojam tada visi. Čia centras gal ir čia kažkur Nu, turėtų. kažkur Biškį centras, dadėti tai čia, reikės. sakykime, na, kokie jau 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10. 20, tai 40. Ateik, Raimondas, suskaičiuok. Nes čia, ne, žiūrėk, kad čia taip tankiai prasidėjo, kad jau... Akiniais, tu matysi, ne tai aš iš arti kaip mane toli akiniai. Aš čia ir miškotvarka. Ne, nu tai rodo. jeigu jau padarėm, skaičiuojam. Būtent miškotvarka įrodo, kad šiai dienai šitas medynas turi 101 metai. Be abejo, tam pačiam sklype taksaciniam gali viena kita pušis būti ir 90 metų, ir 70, nes ne visos turėtų būti 101. 105. Pavyzdys yra Varėnos miškų urėdijos toj teritorijai. Iš tikrųjų, ką mes matome, tai ten per pus plonesnė pušis ir gali turėti ir 100 metų. Nes rievės labai siauros, labai atstumai nedideli ir pagal dirvožemį augimas yra toks, kad amžius yra gana didelis. Dažnai kalbama, kad tai dėl tankio jie visi tokie gražus, bet būna gamtoje, kad ir tankiai vis tiek jie būna kaip šepečiai. Blogai nusivalę. Tai labai gražus pavyzdys aukštos selekcinės vertės medyno kairiai pusėje. O čia dešiniai prastesnis, nors ir vyresnis. O kas iš to medžio išeis? Kuo diametras mažesnis, tuo reiškia jau yra mažiau vertingesnis tas sortimentas ir jisai naudojamas kitiem reikalam. Tai pradžioje, jeigu einama kalba apie lentas, brusai, toliau tarinės lentelės ir jau popiermedžiai ir maukos tolesnis sortimentas. Iš tokios labai geros, išlakios pušies iš 105 metų gali išeiti. Puikiai statybinė medžiaga, tai tiek ir patys rąstai arba senoliai, kaip mes vadiname, gali ir namelius stato tikrai gražius. Ir toliau jau ir lentos, dailylentės ir visa kita produkcija. Baldai gali būti. Gali būti baldai, teisingai. O dabar pasimokykime pamatuoti medžio aukštį. Irgi šiam dar gyvam šakomis į dangų bestovint. Čia yra toks pritaisiukas, aukštimatis, kuris turi 2 skalės. Vienas prie 20 ir vienas prie 15. Tai norit nustatyti medžio aukštį, atskaičiuoji nuo medžio kaklelio 15 metrų ir tada suvedi į viršūnę medžio. Ir pasižiūrim, kiek jis galėtų būti. ...27 metrus rodo, bent man. Taip, pasižiūrėkit tą pritaisiuką. O, Salimai pademonstruoju. Salimai, tu Ką pademonstruoti, aš jo nemoku su juo dirbti. Į viršūnę nusitaikykit. Nu. Kokia čia bazė? Vienas prie 15 ir vienas prie 20. 2 skalės yra. Čia biški nuolydis, jo. Jūs čia atskaičiavo 10 metrų. 15 atskaičiau. Aišku, tiksliau tai galbūt reiktų išmatuoti, bet čia panašiai paėmė tą aukštį. Kodėl tu vieną akį primerki? kad nepavogtų. Aš, kai žiūrė, aš prisiminiau Petro Cvirkos, Jūra Tarutį. Ką matai, Tarutį? Miško savininkams šios visos gudrybės tikrai nepaslaptis. Na, o televizijos žiūrovai kartu su būreliu žurnalistų žiūrėk, gal spėjo kažką naują sužinoti. Paliekame gražiuosius Trakų miškus ir grįžtame į Vilnių. Žaliosios istorinės erdvės, kaipgi jos tvarkomos. Pavyzdinę Vilniaus miesto istorinę žaliąją erdvę galim laikyti Bernardinų sodą, kasdien vis labiau vilniečių mėgstama ir lankoma. Miesto architektai turi parengę ir daugiau projektų, kaip turi atrodyti per amžius transformuotos, kartais žiauriai niokotos viešosios žaliosios istorinės erdvės. Tai ir Sapiegų dvaro aplinka, ir Vingio parkas, ir Reformatų skveras. Po pastarąjį rudens vėtrai siaučiant ir pasiūlysime pasivaikščioti. Yra jisai Pylimo gatvėje, netoli buvusio Lietuvos kino teatro. Prieš 30-metį ten išdygo paminklas tarybiniams partizanams ir pogrindininkams. Dabar jis apgyvendintas Grūto parke. Atsirado
1983 metais šitas įdomus, kabutėse, parkas su visom šitais kaskadais ir visais šitais grindiniais pagal architekto Gedimino Baravyko projektą. Įdomi detalė, kai vyko šitų kapinių naikinimas, istorinių kapinių, kažkaip tai man pasitaikė eit pro šalį. Ir savo akimis mačiau, kaip į savivarčias mašinas, reiškia sunkvežimus, ekskavatoriaus kaušai sėmė žemę ir birėjo kauleliai į savivarčio kėbulą. Tai mane tas labai sujaudino, aš tiesiu taikymu nuėjau į kultūros ministeriją, kuri yra čia visai šalia. Užeinu į kabinetą, ten 2 vyrai ir aš jiems sakau, vyrai, ar jūs žinot, kas čia vyksta? Ką čia daro? Man jie pasakė taip, sako, mes žinom, mes matom, bet mes nieko negalim padaryti. Tai buvo tokie laikai. Ir tos kapinės buvo naikinamas. Šitose kapinėse buvo palaidoti žymų žmonės, daug nusipelnę Lietuvos kultūrai, mokslui. Ant šitų kaskadų, čia kaip dabar matote, tų spalvotų, buvo pastatytas paminklas, skulptorių aš neprisimenu, bet čia buvo paminklas arba paminklų grupė partizanams ir pogrindininkams. Ir jiems reikėjo sudaryti tokį įspūdį, kad ant kalno kažkaip tai aukštai jos pakelti. O kaip čia pakelti? Pilt kalną, nu gal negerai, tai iškaskim, panaikinkim iš vis pėdsakus tų, kad čia neliktų. Čia stovėjo koplytėlė, Šreterių koplytėlė, vieno garsaus gydytojo Šreterio. Ir Šreterių, ir Vindholdų. Vindholdų pėdsakų neliko, Šreterių koplytėlės yra rūsiai, jeigu taip tais laiptukais palipėjus, tie rūsiai architekto Lasavicko yra apmatuoti ir, žodžiu, juos mes tikimės kažkada tai netolimoje ateityje atstatyta koplytėlė, kadangi yra brėžiniai. Ir toje koplytėlėje įrengti memorialą būtent šitos sakralios šventos Lietuvos protestantizmui vietos. Mano mažakalbis tėvas, kuris nebuvo itin religingas, kviesdavosi sovietmečių į namus reformatų kunigą. Ir jis atėjęs į svečius, pirmiausia, labai galantiškai pasisveikindavo ir teikdavo puokštę rožių mano mamai, o po to, susodinęs mūsų abu vaikus, klausdavo, o ką jūs padarysite gero savo tėvyniai, kuo jūs būsite. Ir kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad tie jo žodžiai turėjo didelės įtakos mano pasirinktam keliui, tapau mokslininkė. Ir šiandien, vaikščiodama po tą skverą, vėl prisiminiau savo mažakalbį tėvą. Jisai sakė, gamta nemėgsta tuštumos. Ir čia, nežiūrint to, kad nėra tuščia, bet čia dvasiškai šiandien labai tuščia. Todėl, kad tie laipteliai, jie tarytum simbolizuoja mūsų vienodumą. Tie grafiti piešiniai, ypač ant sienų, rodo mūsų visuomenėje negebėjimą pasipriešinti grafitininkų agresijai. 16 amžiaus reformacijos idėjas, 16 amžiaus reformacijos judėjimas man yra tarytum tiltas tarp pasaulietinės ir religinės kultūros, ir kuris aktualizavo kalbą, kultūrą, valstybę. Ir šiandien, man atrodo, tai kaip niekad aktualu, nes mes turime žiūrėti ne vien tik tai į istoriją, kaip buvo, bet turime ją žiūrėti, kuo jinai mums brangi šiandien ir kur yra galimas jos tęstinumas. Kodėl čia sakralinė vieta? Todėl, kad čia 1542 metais buvo įsteigtos kapinės. Kadangi vyko kontrreformacija ir reformatai buvo iš Vilniaus miesto išprašyti už miesto sienos. Tokiu būdu čia buvo pastatyta bažnytėlė ir
ir kapinės. Reformacija į Lietuvą atėjo kartu su banga, kuri kilo Europoje 16 amžiui ir Radvilos Juodojo jaunesnysis brolis, pirmasis, kuris tą reformacijos idėją atnešė į Lietuvą. Pagrindinis reformacijos kuratorius, globėjas ir rėmėjas buvo Mikalojus Radvila Juodasis. Čia, kaip matot, reformatų bažnyčia kitoj pusgatvės. Ji pastatyta 1835 metais, nugriovus jau baigiančią nykt medinę bažnytėlę, kuri čia buvo šalia kapinių ir buvo bažnytėlė reformatų. Mes parengėm šitos vietos tvarkybos projektą, pagal kurį bus atkurtas istorinis reljefas, bus atkurtas vizualinis ryšys tarp svarbiausių reformatų pastatų, tai tarp bažnyčios ir sinodo pastato. Taip pat bus įprasminta ir pagerbta buvusių kapinių vieta. Atsiras ženklai, architektūriniai ženklai, kurie paminės buvusią Šreterių koplytėlę. Taip pat atsiras naujų želdynų, atsiras takų, kurie remiasi jų struktūrą takų buvusio šios vietovės posesijomis. Bus, galima sakyti, kad ši teritorija iš tikrųjų gaus visiškai kitą veidą, negu mes šiandieną matome. Nes visas šitas sunkumas, kuris yra nuo betono blokų, išnyks, nes pagal projektą visas betoninės plokštės ardomos, demontuojamos ir atkuriamas reljefas, užpilami šitie grioviai, kurie buvo kažkada iškasti ir suformuoti, norint tarsi simboliškai pažymėti partizanams apkasus. Tai čia yra apkasų tokia sistema ir vienu žodžiu šitas visas suniokojimas bus bandoma jį panaikinti ir gražinti vietai, teritorijai tą natūralumą ir natūralų reljefą. Ar jau galima kalbėti apie kažkokius konkrečius terminus, kada jūs numatote, kai bus pradedami darbai? Mes labai tikimės, kad darbai prasidės pavasarį ankstyvą. Nenorėčiau įvardinti mėnesio, ar tai kovas, ar balandis, bet aš manau, kad tuo būtent metu turėtų prasidėti projektas, projekto įgyvendinimas ir manau, kad bus taip pat informacinė pateikta miestiečiam, bus pastatytas stendas su projektu, pačio vizualizacinė medžiaga ir miestiečiai galės susipažinti su tuo, kas čia numatoma daryti. Mano žiniom šiuo metu yra jau investicinis projektas pateiktas šitai Europinių lėšų valdymo agentūrai ir rengiamas yra sutartis pasirašyti, kad būtų patvirtintas finansavimas šito projekto įgyvendinimui. O šį pasakojimą baigsime tuo, kuo draugijos pirmininkas pradėjo – didžiąja užduotimi. Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija, įsteigta 1992 metais, šioje sakralinėje reformatams vietoje atritino didžiulį akmenį ir jame įrašė, kad šioje vietoje bus pastatytas paminklas reformacijos pradininkams Lietuvoje 16-17 amžiaus. Tikimės, kad kitą vasarą galėsime parodyti dar ne vieną tai puikiai sutvarkytą istorinę vietą kaip Bernardinų sodas. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Likite su LRT Kultūra.